99% daromų dalykų, veiksmų žmonės nesusiję niekaip su tikslais, kur iš tikrųjų nori. Jeigu tu kaip žmogus kažko nenori padaryti, visa kita neturi jokios reikšmės. Norint pakeisti, galima savyje viską, visiškai viską. Labai žaviuosi Ilja, žaviuosi jo konkretumu, tikrai labai norėjau sudalyvauti šitam renginyje. Dabar jaučiuosi labai motyvuota valdyti savo laiką teisingiau, būti ryžtinga, priimant sprendimą, ko nedaryti ir ko aš tikrai galiu atsisakyti ir siekti savo didelių tikslų. O iš tikrųjų, ką išsinešu, tai kad ir kaip būtų gaila, tik tai 10% to, ko mes sakom, girdi kiti žmonės ir jie interpretuoja visiškai savaip visą tai. Ir turbūt dar vienas esminis dalykas, kad iš 20% tikslingo darbo, ką mes darome, gausime 80% naudos. Reiktų įvertinti, kokie yra tie mūsų tikslai ir tikrieji prioritetai.